Yra nuostabus klausimas, kodėl kartais atrodytų paprastose situacijose mums moteriams iškyla noras ginčytis, kovoti, įrodyti savo tiesą, atstovėti kažkokią tiesą, kuri kartais, praėjus laikui pamatai, kad yra iliuzija, nes, tarkim, yra situacija, yra taisyklės, yra sistema ir taip viskas veikia. Tai priežasčių gali būti labai daug, nes mes moteris esam cikliškos ir jeigu neužčiopiam to ir, pavyzdžiui, atsibudusios ryte pajaučiam, kad arba puolam tiksliau į dieną ir nenuskanuojam savęs, neskiriam savo dėmesio, laiko, nepabuvau su savim, o puolu jau atlikti, ką reikia, ką privalu ir visa kita. Jums kūnas duos žinutę, o kūnas kalba per emocijas ir jausmus, per nepasitenkinimą, per kažkokią kovą, per nesusipratimą ir nesupratimą paprastų situacijų, elementarių paaiškinimų, per tą tokį irzlumą netgi, ar ne? Kūnas duoda, kad sako, galbūt ne taip pradėjai rytą. Reikėjo atsigręžti į save, neskubėti, pabūti su savimi, nusiraminti, nes gali būti, kad tau kažkas ateina į tavo kitą dieną iš vakar dienos arba iš dar 2 prieš tai buvusių dienų, nes kaip vyrui energija, ji keičiasi tarsi kas 24 valandas, jisai išmiega, pabūna ir jisai jau yra fresh. Pas moterį yra ciklas, jau vien pagal menstruacijų ciklą mes matom, kad kiekviena savaitė vis kitokia, vis kitaip jaučiamės, vis kitokį atspalvį turi. Tai moteriai labai svarbu stabtelti ir vis identifikuoti, kas vyksta su manimi, ne, kodėl. Ir jeigu tas sąmoningumas jau būna įjungtas ir pamatau, kad aš noriu labai kovoti ir vyksta, kyla agresija, užtenka paklausti, kodėl tai kyla, atsakymas ateis. Tik mes nesam įpratusios sąmoningai pastebėti save tokiose situacijose. Įprotis yra veikti, kaip aš esu pripratusi iš seniau. Tai reiškia dažniausiai išgyvenimo mechanizmų. Tai viena gali būti priežastis. Kita priežastis gali būti, kad tokioje paprastoje situacijoje su svetimais žmonėmis, kurie pasakė tam tikrą žodį ar frazę, jums aktyvuoja kažką iš vaikystės ir praeities. Dažniausiai iš vaikystės, bet vartoju ir kitą žodį praeitis, nes mes turime labai daug skaudžių situacijų. Ką turiu omenyje? Kiekvienas žodis, frazė, netgi elgesys pakartojamas keletą kartų, jisai tampa tarsi inkaru ir įsiimprintuoja į mūsų vidų kaip detonacijos mygtukas kažkokiai emocijai, kažkokiai patirčiai. Kaip dar gali susiformuoti tas mygtukas, kai mes jautėme labai intensyvias emocijas ir kažkas kažką pasakė. Tada ta frazė, ta žodis mūsų viduje būna susiejamas su ta emocija. Tai ir gali būti, kad ta frazė yra visiškai nekalta ir tas žmogus norėjo tik tais padėti arba pasakyti, bet man tas žodis su tuo asocijavosi ir kai aš išgirstu tokį pat žodį iš skirtingoje aplinkoje, iš skirtingo asmens, man jisai paspaudžia pykčio mygtuką. Man kažkodėl sukyla agresija, noras kovoti, noras nepritarti, nesutikti. Tik todėl, ne? Tai va čia tokį sunkesnį mechanizmą pasakoju, bet mes jį turime ir per vieną stovyklą, prisimenate, mes kūrėme kitokį mygtuką savo paspausti ir turėti savo po ranka, tarsi, kad aš galėčiau kiekvieną kartą įjungti visai kitą emociją ir kitą būseną, nes mes būsenas galime pasirinkti, bet tam reikia sąmoningumo. Grįžtant į praeities skausmingas situacijas, šiuo atveju, kai moteris nori kovoti, įrodyti savo tiesą, jinai nori būti kartais pamatyta. Ir vėlgi, netgi galima, net nesuprantu kaip ir kodėl, bet ta situacija iškėlė kažkokį vaikystės poreikį, kuris buvo neįgyvendintas. Man taip yra buvę, kai aš nuėjau pas vaiką į mokyklą ir direktorė mane atstūmė, tiesiog sako, eik kalbėti su kitu, kitas sako, eik su mokytoja kalbėtis pas direktorę, mėto nuo vieno pas kitą, tai yra apie vaiką mano, ne apie mane, bet man iškart sukėlė emocijas. Tai aš grįžusi galėjau viską nustumti į šoną, nes man pradėjo net ašaros kauptis akyse.
bet žinau šitą momentą, kad nieko negalima praryti, nes tai tampa kaip mūsų sunkusis bagažas, kurį tempiamės, su tuo reikia pradirbti. Tai vad, kai kyla kažkokios emocijos, kuriuo aš kartais nesuprantu, tenka grįžti truputį į vaikystę arba į praeitį ir paklausti savęs, iš kur tai ateina. Kodėl, koks poreikis yra, kodėl aš noriu būti pamatyta ir būtent per kovą. Ir galbūt tokių situacijų atsikartoja ne viena ir pamatysit, kad aš per kovą nuolat noriu būti pamatyta. Mano poreikis, kai aš buvau neišgirsta, nepamatyta galbūt mano globėjų, tėvų, visada įsijungia kažkokioj situacijai, kur aš net keistoj situacijai, kur aš pradedu kovoti ir taip noriu, kad mane pamatytų, ne? Ir naudoju tą nepasitenkinimą ir agresiją vien dėl to, kad tas poreikis būtų įgyvendintas dabar. Bet ką daryti su tuo, tai grįžti į vaikystę ir dirbti su mažąja mergaite.